Sniego žmogus. Kartą Majus perskaitė įdomią ir šiek tiek bauginančią istoriją apie sniego žmogumi vadinamą padarą, kuris buvo dvokiantis, didelis ir gauruotas. Niekas niekada jo nematė. Žmonės kalbėjo, kad sniego žmogaus neįmanoma rasti, nes po savęs jis palieka tik žemėje įspaustus pėdsakus. Tai mes galime paieškoti sniego žmogaus. Vieną dieną Majus paprašė tėčio. Lažinuosi mes įrasime ir kalbėsime pas mus paviešėti. Gerai, Atsiduso tėtis. jeigu tikrai nori, bet turiu tau pasakyti atvirai, netikiu, kad sniego žmogus egzistuoja. Majus susikrovė kuprinę ir kartu su tėčiu leidosi į kelionę. Smagiai paiškilaukite. Mojuodama sušuko Majaus mama, nors pati manė, kad jie išsikraustė iš proto. Majus su tėčiu perplaukė jūrą, tada šiek tiek pavažiavo traukiniu, o paskui sėdo į autobusą. Dzindzilin, suskambėjo varpelis, O, mūsų stotelė. pranešė tėtis. Kalno viršūnėje jie pamatė sniege įspaustus pėdsakus. Tek paskui mane. Paragino Majus tėtį. Aš žinau, kuriuo keliu eiti. Pagaliau jie rado sniego žmogų. Jis buvo didžiulis ir apaugęs tankiu kailiu. Koks tavo vardas? Paklausė Majus. Ui, gražus vardas. Džiaugiuosi su tavimi susipažinęs. Tačiau ką iš tikrųjų pasakė sniego žmogus, galima tik spėlioti. Čia labai šalta. Noriu grįžti namo. Kodėl tau nekeliavus kartu? Burptelėjo sniego žmogus šypsodamasis. Majus suprato tai kaip sutikimą. Juos išvydusi, mama nustėro ir pralemeno. Dievulėliau, visiškai neišmanau, ką reikėtų patiekti sniego žmogui prie arbatos. Gerai, kad sniego žmogus šlamštė beveik viską, net briuselinius kopūstus ir žirnius. Jis nesinaudojo peiliu ir šakute. Nesakė atleiskite, ačiū ir prašom. Tik šlamštė ir šlamštė. Viską sušlamštė. Majus nekreipė dėmesio, kad jo naujasis draugas seilėjasi ir šliurpia. Naktimis knarkia, baisiai smirda ir dažnai raugėja. Nes sniego žmogus buvo labai linksmas. Jis tiesiog norėjo žaisti ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl visi nuo jo sprunka. Du draugai smagiai leido dienas kartu išdykaudami. Jie mėgo tyrinėti ir siausdavo lauke bet kokiu oru. Sniego žmogus vaikydavosi Majų ir šokinėdavo ant batuto. Šaukdavo Majus kikendamas. Dar niekada jis nebuvo pakilęs taip aukštai. Sniego žmogus visą laiką šypsodavosi iki tos nakties, kai pradėjo snigti. Jis ilgėsi savo namų. Paaiškino mama. Atėjo metas jam iškeliauti. Taigi, sniego žmogus grįžo namo. Majus jautėsi labai vienišas, nes trūko draugo ir jis troško, kad šis nebūtų jo palikęs. Tačiau vieną rytą pro pašto langelį durise ant kilimėlio nukrito atvirukas. Jame buvo vienintelis žodis – ui. Jį parašyti galėjo tik sniego žmogus. Majus susikrovė lagaminą ir išvyko aplankyti geriausio draugo. Berniukas žinojo, kad jų draugystė niekada nesibaigs. Tęsis ilgai. Pabaigėlė. Pabaiga.